Dėkingumas yra stipri emocija. Tai reiškia vertinti gerus dalykus mūsų gyvenime. Kai esame dėkingi, mes susitelkėme į teigiamus dalykus. Tai gali pakeisti mūsų mąstyseną iš neigiamos į teigiamą. Dėkingumo jausmas gali atnešti mums džiaugsmo. Tai padeda mums pamatyti grožį aplink mus. Dėkingumas primena mums apie žmones, kuriuos branginame, ir apie palaiminimus, kuriuos turime. Dėkingumas yra daugiau nei tik pasakyti ačiū. Tai gilus įvertinimas, kuris užpildo mūsų širdis. Šis pozityvumas gali turėti nepaprastą poveikį mūsų sveikatai ir gerovei. Dėkingumas gali būti natūralus streso malšintojas. Kai mes susitelkime į tai, už ką esame dėkingi, mūsų rūpesčiai atrodo mažesni. Šis teigiamas požiūris padeda mums geriau susidoroti su iššūkiais. Dėkinga širdis gali pagerinti miegą. Apmąstydami gerus dalykus prieš miegą, nuraminame savo mintis. Tai leidžia mums greičiau užmigti ir mėgautis ramesniu miegu. Mūsų imuninė sistema taip pat gauna naudos iš dėkingumo. Tyrimai rodo, kad dėkingi žmonės yra sveikesni. Jie patiria mažiau skausmų ir turi daugiau energijos. Tyrimai rodo stiprų ryšį tarp dėkingumo ir gerovės. Tyrimai parodė, kad dėkingumo praktikavimas gali sumažinti depresijos ir nerimo simptomus, padidinti laimės ir gyvenimo pasitenkinimo lygį, pagerinti santykius ir sustiprinti socialinius ryšius. Vienas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie rašė dėkingumo laiškus, patyrė didelį laimės padidėjimą. Ši nauda išliko kelias savaitės po pratymo. Pradėkite kiekvieną dieną galvodami apie 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti kažkas paprasto, pavyzdžiui, saulėta diena ar geras puodelis kavos. Veskite dėkingumo dienoraštį. Užsirašykite dalykus, kuriuos vertinate, didelius ar mažus. Tai padeda jums sutelkti dėmesį į teigiamus savo gyvenimo aspektus. Išreikškite dėkingumą kitiems. Pasakykite kam nors, kad jį vertinate. Maži gerumo gestai gali daug reikšti. Padarę dėkingumą kasdienių įpročių, galite patirti jo transformuojančią galią. Atminkite, net ir mažos padėkos akimirkos gali labai pagerinti jūsų sveikatą ir laimę.